Jau tampa tradicija, kad kasmet lapkričio mėnesį išeina po naują Call of Duty seriją. Šį kartą tai Black Ops'o tęsinys Call of Duty Black Ops 2, kuris sulaukė gana didelio žaidėjų susidomėjimo. Pirmiausia, pakalbėkime apie campaign režimą. Visas siužetas nuolat maišosi tarp įvairių veikėjų, o taip pat ir istorinių laiko aplinkybių. Šaltojo karo misijoje grįžta veikėjai iš pirmojo Black Ops'o, tai Alexas Masonas ir seržantas Frankas Woodsas, o tuo tarpu 2025 metais jūs jau matysite Alekso sūnų, Davidą. Visus šios veikėjus vienaip ar kitaip sieja vienas bendras priešas – Raulis Mendezas ir jo organizacija Cordis Die. Mendezas žinoma ne tokio tipo priešas, kurį galima tiesiog pamatyti ir nušauti. Jis nėra iš tos blogikų serijos, kurie yra tiesiog blogi dėl to, kad daro blogus darbus. Mendezas yra veikėjas sukurtas imperialistinių tautų per šaltąjį karą ir praėjęs žiaurų kelią. Kai kuriais žaidimo momentais atrodo tarsi norėtųsi, kad jis būtų miręs, tačiau ateina toks laikas, kad pačiam žaidėjui gali pasirodyti, jog jis turi teisę keršyti. Toks siužetas visą žaidimą traukia labiau į tai, kokia yra niekšybių bei skaudžių įvykių motyvacija bei perspektyva, o ne į gerų ir blogų vyrukų kovą. Iš tiesų daug kas priklauso ir nuo to, kaip pasielgs pats žaidėjas vienoje ar kitoje situacijoje, kokia bus jo strategija. Kiekvienu atveju laukia kitokios pasekmės, kurios nulems tolimesnį žaidimą. Šaudymas antrame Black Ops'e smagus ir malonus kaip niekad, milžiniški sprogimai, misijos automobiliais, kovos ore. Visa tai senai ištobulinta Call of Duty formulė, kur svarbiausias yra kovos sūkurys. Tačiau patobulinta ginklų išvaizda, naujųjų technologijų amžiaus detalės bei futuristinė architektūra naujojoje žaidimo dalyje suteikia tikrą malonumą. Treyarch komanda nepamiršo ir multiplayer režimo, į kurį įnešė gana puikių naujovių, kurios suteikia tik dar didesnį malonumą. Dabar prieš kiekvieną misiją žaidėjai gali tvarkyti ir konfigūruoti savo ginklus ir priedus. Kiekviename lygyje yra savotiškų užduočių, kurias vykdydami žaidėjai varžosi su savo draugais. Gali pasirodyti, kad tai yra smulkmenos, tačiau jos yra gana svarbios kiekviename lygyje ir verčia šiek tiek padirbėti, kas žaidimą daro patrauklesniu. Ir tai dar ne visos naujovės, kurias galima pastebėti multiplayer režime. Treyarch komanda į multiplayer režimą pridėjo tokią naujovę kaip Wild Cards. Ji žaidėjų atveria daug naujų galimybių ir išlaisvina iš senų ir nusistovėjusių taisyklių. Dabar žaidėjas galės kurti savo ekipiruotę atsižvelgdamas į tai, kaip nori žaisti ir kokia jo yra taktika kovos metu. Taip pat atsirado ir kitų pakeitimų. Pavyzdžiui, Kill Streak sistema buvo gudriai pakeista į Score Streak sistemą, kuri leidžia žaidėjui galvoti apie tai, kaip surinkti daugiau taškų, o ne kiek nužudimų jis padarė. Gerų naujienų sulaukė ir nauji Call of Duty žaidėjai. Šį kartą jiems buvo skirtas nemažas dėmesys. Juk neretai būdavo taip, kad tik baigus campaign režimą ir įsijungus multiplayerį, naujokai būdavo šokiruoti ir prarasdavo visą norą toliau žaisti vien dėl to, kad jiems tekdavo žaisti su veteranais, kurie jų nesigailėdavo. Treyarch komanda šį nesklandumą panaikino. Dabar naujokai nuo 1 iki 10 lygio žaidžia treniruotėse su botais. Pasiekęs 10 lygį žaidėjas jau būna gana gerai paruoštas ir gali kovoti prieš tikrus oponentus, bei turėti realias galimybes juos įveikti. Žinoma, galima ir toliau žaisti prieš botus, tačiau tokiu atveju galima užmiršti apie didelį patirties kiekį. Zombiai. Black Ops'e zombių režimas susilaukė didelio dėmesio, tad nekeista, kad jis išliko ir antroje dalyje. Džiugu, jog atsirado daug atnaujinimų. Zombių režimas iš tikrųjų puikus dalykas atsipalaidavimui ir pasilinksminimui, turint omeny tai, koks yra rimtas kodo campaign siužetas. Vienas linksmiausių dalykų zombių pasaulyje yra kvailas robotukas, vairuojantis autobusą. Taip pat smagumo prideda ir kovos su skirtingo sunkumo zombių bangomis, kurios yra skirtos ne tam, kad žaidėjai stengtųsi tapti geriausiais, bet tam, kad linksmai praleistų laiką. Zombių pasaulis antrajame Black Ops'e nėra vien zombių šaudymas. Norint smagiai praleisti laiką, čia žaidėjams gali tekti ir šiek tiek pagalvoti bei paieškoti įvairiausių daiktų, iš kurių vėliau bus galima sukonstruoti mechanizmus, kurie gali būti naudingi kovojant prieš zombių armijas. Zombių režimas taip pat praturtintas dar keliais naujais režimais – Survival ir Grave režimas. Survival režimo mieliau renkasi žaidėjai mėgstantis ginti tam tikrą teritoriją, o ne bėgioti po milžinišką žemėlapį. O Grave režime žaidėjai suskirstyti į 2 komandas. Jų pagrindinis tikslas – išbūti gyviems kaip įmanoma ilgiau.
Abu šie režimai iš esmės yra skirti tiesiog laiko praleidimui, bet kažkokio rimto tikslo jie neturi. Galiausiai galima teigti, kad šių metų Treyarch komandos kūrinys Call of Duty Black Ops 2 yra tikrai pasisekęs produktas. Campaign režimas yra nenuobodus ir pagaliau išlipantis iš standartinių normų. Multiplayerio režime taip pat gausu įvairių atnaujinimų, kurie tik padidina žaidimo malonumą ir padaro dar labiau tinkamą elektroniniam sportui. Žinoma, zombių režimas taip pat nenuvilia. Tad galima drąsiai teigti, jog šis žaidimas ne tik fantastiškas Call of Duty serijos tęsinys, bet ir viena geriausių pastarojo dešimtmečio šaudyklių. Hey, you should settle here. We could use an inn. Good idea. We would, but without the inn itself, we don't have much choice, and building one isn't cheap. We certainly have a need for something of the sort. I will speak with my friends at the mill and see what we can do about building ourselves one. If it can be arranged, would you consider ending your search here? Of course